2026 m. sausio 3. Giliai Fuerte Tijunoje. Venesuelos prezidentas mano, kad jis yra visiškai saugus. Tvirtovė suteikė Nikolui Madurui pasitikėjimo. Jis ten jautėsi saugus. Buvo tiek daug gynybos priemonių, tiek daug išėjimų, tiek daug sargybinių ir saugumo sistemų, visa tai sukurta galvojant apie jo apsaugą. Jis labai klydo. Aukštai virš Karibų jūros daugiau nei 150 JAV orlaivių jau skrenda Karakaso oro erdvės link. Tarp jų kai kurie geriausi pasaulyje nematomi naikintuvai, smogiamieji bombonešiai, elektroninio karo platformos ir atakos sraigtasparniai, kurie vos prieš kelias valandas pakilo iš 20 skirtingų bazių visame vakarų pusrutulyje. Diktatoriui liko lygiai 2 valandos valdžioje. Štai kaip JAV kariuomenė įvykdė operaciją Absoliutus ryžtas. Taikinys buvo kruopščiai parinktas Hugo Chaveso įpėdinis Nikolasas Maduras. Maduras kilęs iš kuklios aplinkos. Pradėjo kaip autobuso vairuotojas, vėliau tapo profesinės sąjungos lyderiu ir įgijo didelę galią bei įtaką. Chaveso valdymo laikotarpiu jis tapo Nacionalinės asamblėjos pirmininku, vėliau užsienio reikalų ministru, o galiausiai viceprezidentu, kol po Chaveso mirties 2013 metais perėmė šalies valdymą. Ir tai prasidėjo laipsniškas, bet neišvengiamas Pietų Amerikos valstybės žlugimas. Praėjus mažiau nei metams po to, kai Maduro perėmė valdžią, jis susidūrė su didžiulė protestų banga, kai žmonės reiškė savo baimės ir nusivylimą dėl prekių trūkumo ir blogėjančio gyvenimo lygio, ragindami prezidentą atsistatydinti. Tie protestai greitai peraugo į smurtinius, kai kilo žiaurūs susirėmimai tarp demonstrantų ir vyriausybę palaikančių sukarintų grupuočių, žinomų kaip kolektyvai. 43 žmonės žuvo, 100 buvo sužeisti, o beveik 4000 buvo suimti. Vėlesniais metais situacija tik blogėjo. Apsėstas valdžios ir visiškai nenorėdamas jos atsisakyti, Nikolasas Maduras įtvirtino autoritarinį režimą, nuolat griebdamasis neteisėtų ir nesažiningų metodų, kad išlaikytų šalies kontrolę, įskaitant rinkimų klastojimą, žmogaus teisių pažeidimus, korupciją ir cenzūrą. Gyvenimo lygis toliau smuko, tūkstančiai civilių buvo nužudyti, o milijonai kitų pabėgo iš šalies. Situacija pasiekė lūžio tašką 2024 metais, kai Nikolasas Maduras paskelbė pergalę prezidento rinkimuose, kuriuos rinkimų stebėtojai, didelė tarptautinės bendruomenės dalis ir milijonai Venesuelos piliečių pavadino klastote. Šiame etape buvęs autobuso vairuotojas taip pat buvo stipriai įtariamas bendradarbiaujantis su karteliais, draugaujantis su narkotikų kontrabandos grupuotėmis, tokiomis kaip Solių kartelis, Cartel de las Solas arba Saulių kartelis, Cartel of the Suns. Jis ne tik prižiūrėjo didžiausią ekonominį nuosmukį Pietų Amerikos istorijoje, bet ir pavertė šalį narkoteroristinę įmonę, remdamas tas pačias nusikalstamas organizacijas, kurios buvo susijusios su narkotikų srautu per Pietų Ameriką, Karibus ir į Jungtines valstijas. Tai negalėjo būti leidžiama tęsti. Tai nebuvo vien tik demokratijos ar rinkimų neteisėtumo klausimas. Tai buvo viso vakarų pusrutulio saugumo ir stabilumo klausimas. 2020 metais JAV paskelbė $15 milijonų atlygį už Maduro galvą. 2025 metais jis padidėjo iki $25 milijonų, vėliau iki $50 milijonų po kelių mėnesių. Vėliau Vašingtonas desperatiškai siekė, kad Maduro valdymas būtų nutrauktas bet kokiomis priemonėmis, net jei tam reikėtų panaudoti savo karius, jėga pašalinti jį iš valdžios. Tai negalėjo būti įprasta invazija. Venesuela gal ir neturi tiek daug karinės galios kaip Jungtinės valstijos, tačiau ji vis tiek turi kelis šimtus tūkstančių aktyvių karių ir milijonus milicijos narių, pasiruošusių būti mobilizuoti. Visapusiškas karas tarp šių dviejų šalių beveik neišvengiamai pareikalautų daug aukų abiejose pusėse ir sukeltų humanitarinę katastrofą. Turint galimybę visiškai užgožti praėjusio dešimtmečio nuosmukį, vienintelė išeitis buvo tiksli chirurginė operacija. JAV pajėgos turėtų greitai ir efektyviai įsiveržti, pralaužti Venesuelos gynybą, surasti Madurą ir jį pašalinti. Visa tai per vieną naktį. Tačiau ištraukti stipriai saugomą valstybės vadovą iš jo paties sostinės nebūtų lengva. Maduras buvo užsibarikadavęs tvirtovėje, kurią vadino savo namais – Fuerte Tijuna. Vadinti šią vietą karinę bazę būtų per švelnu. Tai labiau primena miestą mieste. Tai Venesuelos karinės mašinos širdis, kurioje įsikūrusi armijos būstinė, gynybos ministerija ir paties prezidento rezidencija. Su daugybė pastatų, saugomais išėjimais ir įėjimais, slaptavietėmis, avariniais pabėgimo maršrutais, aukštomis perimetro sienomis ir priešlėktuviniais ginklais, ši vieta buvo sukurta taip, kad būtų neįveikiama. Čia Nikolasas Maduras ir jo artimiausi sąjungininkai, įskaitant narkotikų baronus ir kartelių nusikaltėlius, mėgavosi prabangiu gyvenimu, tuo tarpu didžioji dalis gyventojų kentėjo ir badavo. Tačiau Maduras turėjo specialų mechaninį apsaugos sprendimą – sustiprintą slėptuvę.
Jei jis galėtų patekti vidun, galbūt laimėtų pakankamai laiko suplanuoti pabėgimą arba tikėtis, kad atvyks pastiprinimas ir palydės jį kitur. Jei tos sunkios sprogimams atsparios durys užsidarytų, tikslinė ištraukimo operacija virstų užsitęsusiu, kruvinu apgultimi, misija žlugtų. Delta Force turėjo pasiekti jį prieš suveikiant užraktams. Tačiau surengti tokio sudėtingumo operaciją nėra lengva užduotis. Tam reikia itin kruopštaus ir tikslaus planavimo, iki pat smulkiausių detalių. Norėdama įveikti seifą, JAV reikėjo duomenų, todėl 2025 m. rugpjūtį JAV ėmėsi darbo. Centrinė žvalgybos agentūra slapta pasiuntė padalinį į Venesuelą su svarbia užduotimi – surinkti kuo daugiau žvalgybinės informacijos apie Madurą, naudojant viską, nuo aukštuminės dronų stebėsenos iki signalinės žvalgybos. JAV turėjo žinoti viską – kur jis miega, ką valgo, kada atsikelia, kiekviena smulkmena buvo svarbi. Padaliniui taip pat buvo pavesta sudaryti kuo detalesnį Fuerte Tiuna vaizdą. Jei JAV norėjo sėkmingai sučiupti Madurą, turėjo žinoti kiekvieną tvirtovės centimetrą. Todėl kelis mėnesius jie ne tik rinko žvalgybinę informaciją, bet ir iš tikrųjų statė realistišką Maduros slėptuvės kopiją. Elitiniai daliniai diena iš dienos treniravosi šioje aplinkoje, mintinai išmokdami kiekvieną pastato išplanavimo dalį. Jie įsiminė kiekvieną aklą kampą, išmoko kiekvieną pavojingą siaurą vietą, žinojo tikslų žingsnių skaičių nuo Maduro lovos iki seifo. Praėjo mėnesiai, kol elitiniai kariai slapta treniravosi šturmui prieš Maduro rezidenciją, o JAV viešai didino spaudimą Venesuelos prezidentui. JAV sutelkė milžinišką karinį laivyną prie šalies krantų, įskaitant didžiausią karo laivą pasaulyje. Lėktuvnešis Geraldas R. Fordas, USS Gerald R. Ford, galintis gabenti iki 90 orlaivių ir apie 4600 jūreivių. Amerikos laivynas surengė daugybę smūgių įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams prie Venesuelos Karibų jūros pakrantės. Tuo tarpu Nikolasas Maduras liko nepalaužiamas, garsiai viešai skelbdamas apie savo šalies gynimą nuo bet kokių grėsmių už uždarų durų. Tačiau jis žinojo, kad jo valdymo dienos suskaičiuotos ir likus nedaug laiko iki 2025 pabaigos, Nikolasui Madurui buvo pateiktas ultimatumas. Prezidentas Donaldas Trumpas jam paskambino tiesiogiai ir įsakė pasiduoti arba susidurti su pasekmėmis. Dar kartą Nikolasas Maduras atsisakė paklusti, todėl po 7 dienų, sausio 2, atėjo momentas, kurio JAV taip ilgai laukė. Vietos laiku yra 23:46 min. Po audringo oro dangus nurimo ir išgiedrėjo. Dabar arba niekada. JAV prezidentas Donaldas Trumpas duoda įsakymą. Per akimirką į dangų pakyla daugiau nei 150 amerikiečių orlaivių. Tarp jų yra pažangiausi naikintuvai, tokie kaip Lockheed Martin F-35A Lightning II ir F-22A Raptor. Taip pat elektroninio karo orlaiviai, tokie kaip Boeing EA-18G Growler, viršgarsiniai bombonešiai, tokie kaip Rockwell B-1B Lancer ir ankstyvojo perspėjimo orlaiviai, tokie kaip Grumman E-2D. Hawkeye degalų papildymo lėktuvai taip pat pakyla nuo pakilimo takų kartu su Chinook ir Black Hawk sraigtasparniais, bei daugybė bepiločių orlaivių, tokių kaip Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Operacija Absoliutus ryžtas buvo pradėta, tačiau norint atvesti Delta Force prie pagrindinių durų, JAV pirmiausia turėjo paralyžiuoti miestą. Jungtinių valstijų operatyviniai darbuotojai, įskaitant kibernetinio vadovavimo ir kosminio vadovavimo komandas, naudoja slaptas technologijas, kad nutrauktų miesto elektros tiekimą. Šiek tiek prieš 2 valandą ryto vietos laiku Karakasas, Venesuelos sostinė, paskęsta tamsoje. Ne palaipsniui, ne rajonas po rajono, o akimirksniu vienu metu visi miesto rajonai paskęsta tamsoje. Kai elektros tinklai sugenda, radarų ekranai mirga ir išsijungia, ryšiai nutrūksta, oro gynybos sistemos praranda vaizdą, o operatorių komandos pradeda panikuoti. Kas vyksta toliau? Tai rizikingiausia ir labiausiai matoma karinė operacija nuo tada, kai SEAL Team 6 įsiveržė į Osamos bin Ladeno kompleksą Pakistane ir 2011 metais nužudė Al-Qaida lyderį. Dabar jau nėra kelio atgal. Pagrindinis kinetinės atakos smaigalys buvo Boeing EA-18G Growler. Jie pasitelkė pažangias taktinės trukdžių sistemas, kad užlietų miestą nematomomis elektromagnetinėmis bangomis, trikdydami radarų stotis ir sutrikdydami bet kokius ryšio tinklus, kurie dar gali veikti ant žemės. Venesuelos oro gynyba, kurią sudaro sovietinės S-300 žemė-oras raketų baterijos, vidutinio nuotolio rusiškos Buk-M2 platformos Pechora 2M baterijos ir trumpojo nuotolio Igla-S nešiojamieji raketų kompleksai yra išjungta. Tokios sistemos kaip S-300 gali būti kelių dešimtmečių senumo, bet jos vis dar pakankamai galingos, kad numuštų priešo orlaivius.
Kol Growler lėktuvai toliau trukdo gynybos sistemoms, naikintuvų pilotai skrieja per miestą, bombarduodami daugybę karinių objektų ir kitų strateginių taikinių Karakaso mieste ir jo apylinkėse, įskaitant Meseta de Marmo jūrų bazę, La Lugueiros uostą, La Colotos oro bazę, Panamericana pastotę, El Volcano antenas ir Kadžigalo observatoriją. Tai yra tikslių, kruopščiai apskaičiuotų smūgių serija per visą šalies gynybos tinklą, skirta neutralizuoti Venesuelos gebėjimą gintis, sukelti sumaištį ir chaosą priešo gretose. Ir svarbiausia nutiesti kelią sraigtasparniams ir specialiųjų operacijų komandoms įsiveržti ir atlikti evakuaciją. Karakaso oro gynyba išjungta. Miesto skydas buvo sudaužytas. Miestas gali trumpam paskęsti tamsoje ir tyloje, bet po kelių sekundžių čia prasidės tikras pragaras. Dabar jau Maduras ir jo sargybiniai puikiai žino, kas vyksta. Jų šalis yra puolama ir tai tik laiko klausimas, kada Amerikos kariai įsiverš į Fuerte Tiuna kompleksą. JAV žino, kad negalima prarasti nė sekundės. Visos operacijos sėkmė arba nesėkmė priklauso nuo artimiausių kelių minučių. Nes tiek laiko užteks, kad Maduras pradingtų savo plieninėje slėptuvėje, po žeminių tunelių ar bunkerių labirinte, arba galbūt įsėstų į orlaivį ir pabėgtų iš šalies. Kol jo geriausiai apmokyti kariai ir elitiniai kubiečių asmens sargybiniai sulaikys amerikiečių užpuolikus pakankamai ilgai, kad jis spėtų pabėgti. Laimiai JAV šiam darbui pasiuntė geriausius žmonės, tarp jų ir Delta Force operatyvininkus, vienus geriausiai apmokytų ir pajėgiausių kariškių pasaulyje, kurie yra Chinook ir Black Hawk sraigtasparniuose, tiesiai šturmuojančiuose Fuerte Tiuna. Jie neieško kilimo tako ar sraigtasparnių aikštelės, jie planuoja išlaipinti savo keleivius, tiesiai prie Maduro slėptuvės, kur jų laukia Venesuelos sargybiniai. Šaudydami į dangų, jie sugebėjo apgadinti vieną iš sraigtasparnių, bet nepakankamai, kad jį numuštų. 2 valandą 1 minutė nakties kariai nusileido lynais į teritoriją. Tai jų akimirka, tam jie treniravosi. Visos tos savaitės ir mėnesiai planavimo bei pasiruošimo vedė būtent į šią akimirką. Judėti greitai, tiksliai ir su neprilygstama drausme. Delta Force operatyvininkai nusileido ant žemės ir puolė link Maduro slėptuvės. Įjungę naktinio matymo ir termovizorinės optikas, jie įsiveržė į visiškai tamsų kompleksą, artėdami prie pirmųjų, kaip teigiama, daugybės plieninių durų. Delta operatyvininkai panaudojo pralaužimo užtaisus, kad prasiveržtų į vidų. Sklandžiai, judėdama iš koridoriaus į koridorių ir iš kambario į kambarį, komanda puikiai išnaudoja nesuskaičiuojamas valandas, praleistas treniruojantis Skopijoje bazės. Nors tai jų pirmas kartas Fuerte Tiuna, jie jaučiasi taip, lyg pažinotų šią vietą kaip savo 5 pirštus, numatydami kiekvieną kampą, kiekvienas duris, kiekvieną siaurą vietą. Dėl CŽV žvalgybos duomenų operatyvininkai taip pat tiksliai žino, kur Maduro greičiausiai yra tuo metu ir tiesiai skuba link jo miegamojo. Tačiau jiems neleidžiama laisvai vaikščioti po prezidento rūmus. Maduro elitiniai sargybiniai, tarp jų tiek venesueliečiai, tiek 10 gerai apmokytų kubiečių, yra pasiruošę ir laukia, kad atlaikytų gynybą ir atremtų amerikiečių užpuolikus. Tačiau Delta būrys vis artėja prie Maduro buvimo vietos. Su kiekviena prabėgusia sekunde jo sargybiniai arba bėga, arba pasiduoda, arba yra pašalinami vienas po kito. Likę tik kelios sekundės, Maduro ir jo žmona paskutinį kartą desperatiškai bėga į saugią patalpą. Prezidento paskutiniai sargybiniai krenta ant grindų, o aplink rezidenciją aidi šūvių ir granatų sprogimų garsai. Maduro buvo vos per kelis centimetrus nuo įėjimo į savo plieninį seifą, saugią patalpą ir durų uždarimą už savęs, kai Delta būrio operatyvininkai pagaliau jį sučiupo. Tačiau net ir sulaikius Venesuelos prezidentą, misija dar nesibaigė. Maduras gal ir sučiuptas, bet jį dar reikia išgabenti, todėl Delta būrio operatyvininkai suriša Maduro rankas plastikiniais antrankiais, uždeda jam maišą ant galvos ir tempia jį link numatyto evakuacijos taško, esančio už pusės pasaulio. Donaldas Trumpas ir jo artimiausi patarėjai, įskaitant CŽV direktorių Johną Ratcliffą ir valstybės sekretorių Marką Rubijų, stebi, kaip vystosi situacija. Iš prezidento Mar-a-Lago rezidencijos Palm Beach'e, Floridoje, JAV prezidentas išlieka ramus ir susikaupęs, vėliau komentuodamas nuostabų Amerikos ginkluotųjų pajėgų darbą. Šiuo metu dar tik ankstyvos ryto valandos, tačiau Karakasas jau visiškai pabudęs. Visa Venesuela ir didelė pasaulio dalis sulaikiusi kvapą stebi, kaip vystosi ši drama. Už tvirtovės sienų į gatves išeina provyriausybinės kolektyvos grupuotės, o Venesuelos kariuomenės vadai svarsto savo kitus žingsnius. Jų gynyba gal ir susilpnėjusi, bet jie vis dar turi keletą sovietinių naikintuvų, kuriuos galėtų pakelti, ir milicijas, kurias galėtų mobilizuoti. JAV pajėgos žino, kad jų veiksmai sumažino grėsmės lygį, bet jos visiškai nepašalino. Laimė jiems, toks bandymas taip ir neįvyksta. Tikėtina, kad dėl organizuoto chaoso, kurį visoje šalyje sukėlė Amerikos oro ataka, Venesuela išlieka santykinės paralyžiaus būsenos. Kai Delta būrio kariai įkelia Madurą į sraigtasparnį ir išskrenda link lėktuvnešio, vis dar esančio prie šalies krantų.
4:29 val. ryto. Praėjus vos 2,5 valandos nuo operacijos pradžios, Maduras nusileidžia JAV lėktuvnešyje ir pradeda kelionę į New Yorką. Iki to laiko, kai tą dieną pakyla saulė, vakarų pusrutulis oficialiai pasikeičia visiems laikams. Prezidentas Trumpas pasirodo per televiziją ir praneša, kad neteisėtas diktatorius Maduras sėkmingai sulaikytas ir stos prieš teismą New Yorko pietinėme apygardos teisme dėl kaltinimų narkoterorizmu ir pinigų plovimu. Operacija Absoliutus ryžtas, kai kurių laikoma vienu trumpiausių karų pasaulio istorijoje, buvo triuškinanti sėkmė. JAV pasiekė savo tikslus be jokių amerikiečių žūčių, o sužeisti buvo tik 7. Venesuelos pusėje žuvo 10 Venesuelos ir Kubos kariškių, sunaikintos oro gynybos sistemos ir karinės bazės, o pražūtingas režimas buvo nuverstas. Operacija Absoliutus ryžtas įrodė, kad tiksli ištraukimo operacija gali visiškai sugriauti režimą pasinaudojant tamsa. Tačiau jau po mėnesio JAV įrodė, kad jiems net nereikia tamsos, kad parodytų, kaip jie dienos metu nepriekaištingai nužudė Irano aukščiausiąjį vadovą. Spustelėkite vaizdo įrašą savo ekrane dabar ir pasimatysime kitame The Battlefield Show epizode.